dirbtinio skurdo nesukursite ir nereikia jo kurti, bet reikia brėžti ribas, turėti aiškias taisyklės ir su vaikais kalbėtis. Pavyzdžiui, mes su savo vaikais esame kalbėję, kad visada mes turėsime pinigų knygai. Tai yra mūsų šeimos prioritetas. Jeigu tu nori nusipirkti ar elektroninę knygą, ar popierinę knygą, tai tau reikia tik paprašyti. Bet visa kita, tai jau yra diskusijų objektas, ar tu to nori, ar tau to reikia, kad nuo pat ankstyvos vaikystės vaikas pradėtų tai skirti, pradėtų suprast, pradėtų taupyti. Labai man patiko patarimas, kai mes duodame vaikams pinigėlių, dienpinigių, iš karto mokytųsi taupyti. Pavyzdžiui, jeigu duodame 10 eurų, kad vieną visą laiką taupytų. Tada po 10 savaičių aš grįžtu ir jau vaikas turi turėti susitaupęs 10 eurų. Jeigu jis neturi, mes kalbame apie tai, kad taupyti yra būtina. Absoliučiai būtina ir Lietuvoje, aš esu net straipsnių skaičius, kad mes netaupome. Ir tai nėra gerai. Bet jeigu vaikas yra sutaupęs tos 10 eurų, jam padvigubint.